mažiukai. Mums ir pro akinius juos įžiūrėti sunku. Tokie menki, kad jų beveik nėra. O kas tokie taisiukai didžiulė paslaptis? Jie taiso iš vidaus lygintuvus, motorus, telefonus, MP3, kitus prietaisus. Be jų neina laikrodis, be jų nešviečia šviesa. O kas tokie taisiukai? Didžiulė paslaptis. Без них часы не ходят. Без них не светит свет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Taisiukai. Kompaktinis diskas. Kramtuk, lauk iš čia. Kur jis dingo? Aha, štai jis. Sveikas, Timtimai. O kas čia per diskas? Sveikas, Nuliuk. Sveikas, Simutė. Čia filmukas. Guliveris Liliputų šaly. Vasė iš mūsų klasės davė pažiūrėti. Ryt reikia gražinti. Apie ką filmukas? Apie tai, kaip vienas vyras patenka į šalį, kur gyvena mažyčiai žmogeliukai. Negi taisiukai. Ne taisiukai, o liliputai. Liliputai? Na taip, o žinai, Simutė, manau, kad jūs taisiukai kilot iš liliputų. Na jau ne, senelis mums taisiukų istoriją visai kitaip papasakojo. Kai koks nors daiktas padarytas gerai, sakoma, kad jis padarytas iš širdies. Senais laikais meistrai dirbo sąžiningai. Į kiekvieną pagamintą prietaisą jie įdėdavo dalelę širdies. Tos dalelės širdies virto mažais meistriukais taisiukais, kurie toliau gyveno prietaisuose ir juos prižiūrėjo. Štai kaip atsirado pirmi taisiukai. O dabar beveik visus daiktus daro ne žmonės, o mašinos fabrikuose. Todėl dėl žmonių širdžių vilties beveik neliko. Taisiukam tenka patiems gimdyti vaikus, auginti juos, mokyti gyvenimo išminties, kad jie taptų sumanus ir sąžiningi meistrai. Štai, o tu sakai, mes visai ne liliputai, mes taisiukai. Taip, taisiukai. Klausyk, Timtimai, parodyk mums tą filmuką. Taip, ir aš noriu apie liliputus. Labai, labai. Tuoj parodysiu. Oi, neskaito disko. Sugedo. Kaip Vasiai grąžinsiu sugedusi diską. Be panikos, tuoj pažiūrėsim. Padėkit jį paveikslėlių žemyn. Timtimai, ko jis ištepliotas uogienę? Juk aš ėmiau rankomis, o kaip kitaip? Iškart matosi, kad nežinai, kaip veikia diskas. O tu pati žinai? Aš žinau. Jei pažiūrėtume į diską per gerą mikroskopą, pamatytume eilės mažyčių įvairaus ilgio griuvelių. Jais į diską įrašoma filmukai, žaidimai arba muzika. O grotuve tą įrašą nuskaito lazerio spindulys. Supratai, Timtimai? Supratau. O tu diską ėmei neplautom rankom. Matai, kas nutiko? Matau. Kaip dabar lazerio spindulys nuskaitys filmuką? Niekaip. Todėl, Timtimai, diskus reikia imti tik už kraštų, o kad nesusibraižytų, laikyti reikia dėžutėse. O ką su šituo disku? Negi išmest? Neskubėk. Nuliuk, skelbiamas generalinis tvarkymas. Tempk šluotas.
Na, Timtimai, tikrink diską. Šaunuolis, dabar laikai teisingai. Valio, diską nuskaito. Alio, pažiūrėsim filmuką apie liliputus. Ei, Guliveri, o tu ko atsisėdai? Juk šį filmuką jau matei? Na ir kas? Kaip kas, pažiūrėk į tą diskų krūvą, kuriuos reikia laikyti. Dėžutėse. Išversta ir įgarsinta SDI. Кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.